Motyvacinis. Ir dar pridėsiu, kad labai noriu dirbti. Tai jau praeitam video minėjau, kad motyvacinį visų pirma rašai pats savo. Bet jeigu aš dabar rašysiu, labai noriu dirbti, tai ne aš savo pati padėsiu, ne aš save įmonę užmotyvuosiu. Tai geriausia yra pradėti nuo 3 esminių klausimų. Pirmas, kuo mane traukia įmonė, į kurią aplikuoju ir ar išvis traukia? Antras, kaip mano patirtis ir įgūdžiai gali padėti komandai. Tai reiškia, ne kad mano atsakomybė, punktualumas nuneš stogą. Ne, kokie konkretūs rezultatai gali būti pasiekiami su tavimi. Ir trečias, tai kaip mano vertybės siejasi su įmonės vertybėmis ir ar jos išvis siejasi. Galbūt tau yra svarbi pagarba, tobulėjimas, galbūt laisvė spręsti. Pasidomėk, atlik savo tyrimą, ar toje įmonėje tai taip pat realu. Ir būtinai paminėk motyvacinime, nes tai leidžia ir darbdaviui, ir tau įsivertinti, ar jūs sutampate tik tai įgūdžių lygmeniu, ar ir kultūriniu lygmeniu. Ir ką, sėkmės!